Nu viskas, tvarka kaip bažnyčia, 10:00. Puolam į viršų, pas Kūrėjo. Mylimas Tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu Tave. Tu esi gyvas, realus, atrastas viduje. Kokia palaima, kad tu esi prieinamas, niekur neišvažiuojant, neiškeliaujant, niekur nelipant į kalnus. Tu esi širdimi pajuntamas. Garbinu ir šlovinu tokį šaltinį ir centrą, skleidžiantį save, tėvą ar motiną, apkabinantį kiekvieną visuminę prasme, visa kūrinyje tavajame glėbyje, tiek dvasioje, tiek energijoje ir laiko, tavieji virpesiai laiko visus pasaulius, visas žvaigždės, saulės, visos planetos negali pabėgti iš tavo jo glėbio. Ne viena, o jos materialės. O tu dvasia ir dvasios šaltinis, pamatas visai kūrinyjei ir materijai yra dvasinis. Ir tu mus mokai, kad remtumėmės tik tai į tave, vienintelį dvasinį pamatą, kuris yra šaltinis kiekvienam. Nėra nei vieno tavo jo sūnaus ar dukros, kuris galėtų gyventi be šito dvasinio pamato. Garbinu ir šlovinu tave už tavo mums teikiamą apreiškimą, kuris apšviečia mūsų iš vidaus ir tos apreiškimus, kuriuos mes skaitom iš išorės. Kitų mums teikiamus, bet vis vien gaunamas iš tavęs. Garbinu ir šlovinu tave. Tavoje šlovėje ir garbėje yra susiliejimas kiekvieno tavo vaiko su tavimi pačiu, kaip šaltiniu ir centru. Garbinu ir šlovinu, nes trokštu patirti tave giliau, stipriau susilieti su tavimi ir žvelgti tavoje žvilgsniu į gyvenimą, į tikrovę, į kūrinyje, patirti tave ir to pačiu save. Bet kokioje aplinkoje. Garbinu ir šlovinu, kupinas tavosios meilės ir šviesos ir tavo suteikta laisva valia, o ją suliejau su tavaja. Amen. Tėve, amžinoji motina, begalinė motina, jūs apimanti gyvybę aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi garbės išlaidų šaltinis ir šventas. Tu esi meilė, tikėjimo, grožio, tobulumo, išminties ir ramybės šaltinis ir šventas. Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės tau ir visai kūrybingai. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas Tėve, amžinoji motina, begalinė motina, visuminė dievybė aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, tokį mylimą tėvą ir motiną. Tu esi mūsų viduje, stiprini mus. Gera tave patirti, gera žinoti, kad tu esi mūsų viduje. Pagarbinam rojaus trejybę aš esu. Mylimas Tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave su dvasiniais broliais ir sesėmis šitoje kolektyvinėje, dvasinėje, gyvojoje komunijoje. Joje dalyvauja ir nematomi mūsų materialiam žvilgsniui mūsų dvasiniai broliai ir sesės. Stiprina mūsų komuniją, mūsų bendravimą su tavimi iš išorės, kai tu mus stiprini iš vidaus, kad tik mes atvertume save savimi, savastimi, asmenybė, kokią tu mums padovanojai su visais amžinybės potencialais jau šiandien. Kad tas asmenybė tai yra dvasia, tai yra tas turinys esantis mūsų materialiame žmogiškajame pavidale.
Garbinu ir šlovinu tave, kuris mus pakrauni, kaip akumuliatorių pakrauna elektros srovė, taip tu mus pakrauni gyvuoju dvasiniu užtaisu, įkrova, kad mes pajustume tave atrastą viduje, pajustume tą sustiprinimą, apraminimą ir tuo pačiu kvietimą žengti pirmin ir tik pirmin. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi pasiekiamas širdimi, pasiekiamas savo tikruoju, tai yra mūsų kiekvieno tikruoju asmenybės atvertų virpesiu. Asmenybė, tavoji amžinoji dovana, šiandien. Ji netvirtai žengia pirmąjį žingsnį link tavęs, atsiverdama dvasioje, atsiverdama taip, kaip tu iš vidaus beldi ir impulsais mus žadini atsiverti, susilieti su tavimi, būti tavyje ir tave patirti savyje. Garbinu ir šlovinu tave, tokį nuostabų mokytoją, tėvą, motiną, vedlį ir visą laiką esantį viduje, visą laiką stiprinantį, niekada negąsdinantį ir nebauginantį, niekada nebaudžiantį, bet visada palaikantį, kada žingsnis žengiamas link tavęs, link tavosios meilės šviesos. Garbinu ir šlovinu tave, nes tavoje šlovėje ir garbėje gyvas yra kiekvienas, kuris iki tol ir nebuvo toks. Dėl to ir yra dvasinis gimimas, dvasinis asmenybės pažadinimas iš letargo miego. Garbinu ir šlovinu tave, nes trokštu to gyvo ir gyvybingo bendravimo su tavimi. Kad šviesa būtų viduje kuo ryškesnė, stipresnė. Ir pasireiškimas išorėje būtų mano dar ryškesnis ir tuo pačiu sustiprinantis ir tą aplinką, ir mane patį. Kad aš pajuntu tave, tavo įvedimą ir jam atsiduodamas jaučiu pasitenkinimą. 10 valandų pagarbinam rojaus trejybę aš esu. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, kuris dalini garbę ir šlovę visai kūrinijai. Ji yra gyva, nekintanti, nesuteršiama, neturinti pradžios ir pabaigos, nes tu esi be pradžios ir pabaigos. Ir kiekvienas, kuris tau atsiveria širdimi, taip pat neturi pabaigos, nors pradžia yra kiekvienam sava. Mūsų pradžia materijoje, bet tik šitam pradiniam pasaulyje. Bet ir šiuo atveju mes esam amžinoji dvasia su sąlyga, kad vykdom tavoje valią, atrandam tave savyje ir atsiduodam tavajam vedimui, kuris ir numatytas įgyvendinti tavo evoliucinį planą. Tu sumanei šitą planą, tu įgyvendini jį per savuosius vaikus, o savąją dvasią tu padedi ir mums, kad mes, būdami šitame pradinėme pasaulyje, pažvelgtume į tave ir į aplinką, į save, tavo žvilgsniu, dvasioje. Garbinu ir šlovinu tave, tokį šaltinį ir centrą, tėvą ir motiną, glaudžiantį kiekvieną prie savęs, glaudžiantį tam, kad geriau būtų kiekvienam ir visumai. Tu sumanei meilės gale
kad šviesa sklistų iš kiekvieno. Tavasis vaikas, atradęs tave viduje, ima vis labiau jausti tavasias amžinasias vertybės ir vis stipriau pasireikšti tavo charakterio savybėmis. Nes tu padovanoji amžinąją asmenybę su tos asmenybės amžinaisiais potencialais, kurie atspindi tave. Tavoji šviesa ir spindėjimas yra tiesiogiai iš tavęs, o mes, gerdami šį gyvąjį vandenį, galime taip pat spinduliuoti tave, spinduliuoti širdies kalba ir virpesiais gyvai, kurie liudija mūsų būseną. Ir šito garbinimo ir šlovinimo negalima sumodeliuoti jokiais pratimais. Jis yra būsena, išspinduliuojamas. Kokie esam viduje, kaip asmenybės, tokie ir spindesiai, virpesiai iš mūsų pasklinda į aplinką. Garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus mokai šviesos ir tuo pačiu kosminės įžvalgos. Per tos dvasinius apreiškimus, kuriuos teiki įvairiems saviesiems vaikams. Ir tuo pačiu leidi patirti, kad tie teiginiai iš apreiškimų pasitvirtina ir išplėstas žvilgsnis ima suvokti, kad tavoji evoliucija tam ir sumanyta, kad visuma mėgautųsi tavimi ir savimi. Pagarbinam rojus trybėm, aš esu, kurie 4 asmenybėse. Šiandien yra nuostabi išvakarių diena prieš tas gražiausias metų šventes, Kalėdas. Kad aš pasitraukiau. Mūsų čia yra dabar, negausu. Aš tikėjausi, kad bus gausiai. Bet yra taip, kaip yra. Taigi, mano mylimieji, krentam į Kūrėją dvasioje, kolektyvinėme garbinime. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave su dvasiniais broliais ir sesėmis šitoje nuostabioje gyvojoje šventovėje, turinčioje tavo vardą, rojaus trybės aš esu gyvojoje šventovėje. Nuostabu atsiverti tau, ypač kada yra betarpiškas buvimas su dvasiniais broliais ir sesėmis, kolektyvinis atsiverimas. Garbinu ir šlovinu tave širdimi ir širdyje, patirdamas tave ir būseną liudydamas, kokia nuostabi yra tavoji meilės virpesių gama viduje. Jos neįmanoma apsakyti žodžiu, bet patyrimu pranoksta bet kokį žodyną, kuris egzistuoja, bet kokioje kalboje. Tai yra tavo teikiami virpesiai, kurie kiekvieną sušildo, sustiprina, apramina ir tuo pačiu kviečia meilės galia, tirpinti meilę joje dar didesniu atsiverimu, kad baimė būtų visiškai išnykusi, net iš pasąmonės, kad nebūtų jos pasireiškimo sąmonės lygių niekada, kad šviesa šviestų iš vidaus net ir tamsią naktį, audringą naktį. Garbinu ir šlovinu tave, tokį šaltinį ir centrą, kuris kiekvieną spaudė prie savosios krūtinės, kaip asmenybė šaltinis ir centras, savo vaiką, taip pat asmenybė, nes jam šią dovaną kaip amžiną suteikiai su visais potencialais tu, kad asmenybė pabudusi dvasioje pajaustų tą virpesį viduje ir virpulį. Atradus tave viduje,
siekti vis gilesnio panirimo į tave, stipresnio susiliejimo su tavimi, kad galėtų pasireikšti savo gyvenime ir gyvenimu taip, kaip vedi tu. Tas nuostabusis mokytojas ir vedlys, tas, kuris esi virš visų ir visuose savo mirtinguosiuose vaikuose, sustiprindamas juos, nes padovanojęs savo dalelę, savąją dvasią, tu suteiki save, ne šiaip teoriškai, bet tikrovėje. Tikrovėje tavo kokybinė dalelė yra mūsų viduje, asmenybėje. Kokia tai yra nuostabi šviesos ir meilės dovana. Ir per visą amžinybę jinai bus sulieta kaip viena dvasioje ir kaip asmenybė viena. 4 asmenybės, pačias nuostabiausias. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave su broliais ir sesėmis dvasioje, šitoje gyvojoje kolektyvinėje dvasinėje komunijoje, kurioje prie mūsų yra prisijungę ir nematomi mums materialiu žvilgsniu dvasiniai broliai ir sesės, kurie stiprina mūsų komuniją iš išorės, net kaip tu stiprini iš vidaus, kad mes tik tai vidumi savo charakteriu panašėtume į tave, būtume ryžtingi, drąsūs, būti savimi, kokį tu ir sumanei, kaip tą nuostabų sūnų ar dukrą, turintį dvasinę dovaną ir amžiną į gyvenimą iš tavęs. Garbinu ir šlovinu tave, nes juntu tave virpesiais būsena, kokia nuostabi yra tavoji mums teikiama virpesių potvinio banga, kada širdis atverta tau, kada liejasi tavieji virpesiai į kiekvieną kertelę, pakeldami dvasią asmenybę iš vidaus. Tik tu esi tas šaltinis ir centras, kuris pasieki kiekvieną savo vaiką, bet kuriame pakraštyje, visoje kūrinyjoje. Tu esi prieinama širdies visų nuoširdumu. Nėra kito rakto. Tu sumanėjai tik tai nuoširdų gyvą ryšį tarp savojo vaiko ir tavęs. Nėra pakaitalo, nėra jokių įtaigų. Yra gyvasis tikrovės ryšys, gyvoji betarpiška komunija, be jokių tarpininkų, tiesiai su tavimi. Tu suteikiai savo dalelę, save patį, minties derintoje, kuris ir pasireiškia tavimi. Tu dėl to pasiekiamas, nes tu paklojai tą gyvąjį tiltą kiekvienam į širdį. Ir tai reikia mūsų pastangų atsigręžti į tave, atrasti tave realų tikrą gyvą savyje. Nereikia niekur lėkti, slėptis už mūro sienų, atsiskirti. Tu esi viduje, pats artimiausias, prieinamas ir atrandamas. Garbinu ir šlovinu tave, tokį šaltinį ir centrą, energijos šaltinį ir paskleidėją. Garbinu tavo meilės galia, nes tie virpesiai pakylėja mane, kaip ir kiekvieną nuoširdų tavo sūnų ir dukrą. Ir juntu tavo meilės galią ir ją panaudoju, garbindamas tave. Ir tavo suteikta laisva valia, o ją suliejau su tavaja. Amen. Tėve, amžinoji motina, begalinė motina, visą apmaldį gyvybę aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi garbės ir šlovės šaltinis ir centras, tu esi meilė. Mylėjau brolių tobulumo išmintis ir ramybės šaltinis ir centras, tu esi tėvas ir motina. Tu myli visus vienodai ir rūpinės kiekvieną. Mylas kūrėjo, dėkuoju tavo likimybę, dėkuoju už asmenybę, dėkuoju už tai,
kad esu. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, kuris esi visas prieinamas nuoširdumu, atvėrus save tau, bet kokioje vietoje. Tu esi viduje, tu esi prieinamas taip, kaip sumanėjai, per nuoširdų gyvą širdies vožtuvo pakelimą ir atsiverimą tau savais žodžiais, savomis mintimis, savais virpesiais. Tu susieji mūsų savimi, nes savoje dvasią atsiunti kiekvienam ir vedi kiekvieną iš vidaus, sustiprindamas, apšviesdamas ir tuo pačiu rodydamas kryptį, kur reikia žengti tą žingsnį, kuris tinkamas šią akimirką ir būtent šiam konkrečiam tavo sūnui ar dukrai. Tu prieinamas bet kokiu metu, bet raktas yra nuoširdumas širdimi ir tuo pačiu atsidavimas tau. Garbinu ir šlovinu tave, kuris neturi jokių ritualų, bet virpesių šaltinis ir centras, paskleidžiant į save virpesiais, nematomais, bet juntamais. Ritualai atskiria kiekvieną tavo vaiką nuo tavęs, kaip šaltinio. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi tas mokytojas ir vedlys, tėvas ir motina. Tu esi vienintelis visai kūrinijai, tėvas ir motina. Visa kūrinyje yra tavoji šeima, veikianti bendradarbiavimo pamatu ir veikianti taip, kaip tu sumanei, kad būtų įgyvendintas tavo evoliucinis planas kiekvienai planetai, kiekvienai visatai ir visai kūrinyjai, įnešant kiekvienam tavo sūnui ir dukrai asmeninį indėlį. Garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji garbė ir šlovė pripildo mane tavimi, kad aš pajuntu tave savimi. Visa tai yra tikra. Toji tikrovė stiprina, iškelia iš aplinkos iliuzinės tamsos į tavoje šviesos tikrovę. Ir šitas išaukštinimas yra tavo sumanytas, kad atstatytų kiekvieno prarastą orumą, parklupusi pakeltų ir patrauktų link tavęs, kuris esi kūrinijos virpesių energijos šaltinis ir centras, traukos šaltinis ir centras. Visa kūrinija žvelgia į tave. Nėra kitos kūrinijos vietos, kurioje būtų kažkoks kitas centras. Tik tu vienintelis visai kūrinijai ir kiekvienam kūrinijos vaikui. Garbinu ir šlovinu tave, patirdamas tavoje meilę ir tavo suteikta laisva valia, o ją suliejau su tavaja. Amen. Tėve, amžinoji motina, begalinė motina, visatame tipybę aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi garbės iššlovė. Šaltinis ir centras, tu esi meilės, gėrio, grožio, tobulumo, išminties. Ir ramybės šaltinis ir centras, tu esi tėvas ir motina, daktaras ir vaistai, tu myli visus vienodai ir rūpinėsi kiekvieną. Aš dėkuoju tau už jį. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave su broliais ir sesėmis dvasioje. Šitas gyvas bendravimas su tavimi yra asmenybės atsiverimas tau, asmenybės šaltiniui. Garbinu ir šlovinu tave. Nes šitas troškimas yra iš tavęs. Kada mes atveriam savo širdį, mes trokštame atsiverti šaltinį, atsiverti tam energijos šaltinį, kuris sukuri visą kūriniją iš savosios energijos, panaudodamas įvairius savo vaikus, kurie manipuliuoja tavoje energiją. Garbinu ir šlovinu tave. Nes šitoje šlovė ir garbė yra tavo sumanyta, kad mes patirtume būseną, tą gyvą ryšį
pajustume sustiprinimą, nuraminimą ar pakilėjimą, nes tavo virpesiai yra paties aukščiausio energinio dažnio ir jie būtent sustiprina kiekvieną kūno ląstelę. Taip kaip tu sumanėjai tą materialų pavidalą šitam pasauliui, kad jis veiktų tavoju ritmu, kiekvieną ląstelę. Ir prasilenkimo su tavaja valia sukelia įtampą, ląstelė atsiranda dėl to įvairūs negalavimai, organizmo sutrikimai. Garbinu ir šlovinu tave, kuris iš vidaus mokai ir vedi kiekvieną savo sūnų ir dukrą, vedi tam, kad jisai neštų asmeninį indėlį į tavojo evoliucinio plano įgyvendinimą. Tu sumanėjai jį mūsų labui. Tu esi tobulumo šaltinis. Tau kiekviena to plano nuostabiai dalelė yra tobulai įsisavinta, nes ji yra iš tavęs. Tuo tarpu mums reikalinga visą tai pastangų dėka, iššūkių įsisavinimo dėka ir patyrimo dėka paversti savo asmeniniu indėliu ir aplinkos gerovę. Garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji šlovė, garbė, tai yra tikrovė, tai yra mūsų buvimas tikrovėje, savo pačiu tavo sumanytų ir mums padovanoto asmeniu. Garbinu ir šlovinu tave. Nes šita gyva komunija yra tavo sumanyta mūsų stiprinimui, kad mes bet kur ir bet kada visą laiką kreiptumėmės į tave ir tuo pačiu patirtume, tu esi viduje, realiai tikras gyvas ir atrandamas, ir atrastas. Nereikia važiuoti toli į kalnus ar pasislėpti už mūro sienų, savyje atverti tą kertelę, kuri ir vadinasi nuoširdumas. Garbinu ir šlovinu tave, jausdamas tavąją meilę, šviesą, palaimą. Jos niekas negali pakeisti. Tai, kas iš tavęs, yra nepakartojama, bet patiriama. Patiriama priklausomai nuo mūsų atvėrimo savo širdies. Pagarbinam kūrėją Rojaus Trejybę aš esu. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave su dvasiniais broliais ir sesėmis šitoje gyvojoje, kolektyvinėje, dvasinėje komunijoje. Joje dalyvauja ir nematomi mūsų dvasiniai broliai ir sesės, stiprindami mūsų komuniją iš išorės. Net kaip tu pats savąją dvasia patalpinta kiekvieno iš mūsų viduje, stiprini iš vidaus. Garbinu ir šlovinu tave, energijos šaltinį ir centrą, mūsų tėvą ir motiną, suteikusi mums kiekvienam nuostabią amžiną dovaną, asmenybę. Ir mes galime su tavimi bendrauti kaip asmenybė su asmenybė ir tuo pačiu atrasti tave viduje, nes tavoji dvasia yra garantas, kad tu esi atrandamas netoli kalnuose, aukštai pakilus virš visų, bet atvėro širdį viduje. Garbinu ir šlovinu tave, kuris teiki save virpesiais, savąją energiją. Dėl to mes ir galime tave patirti, kada širdis mūsų taip pat pradeda pulsuoti tavoju ritmu. Tai kaip radijas, nustatytas atitinkamai stočiai, dažnumu, pagauna tos stoties programą. Ir tave galima išgirsti,
kai tu esi prieinamas bet kurioje vietoje, bet kuriuo metu. Garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji šlovė ir garbė mūsų vienyje per tave. Mes tampame broliai ir sesės dvasioje, turintys vieną tėvą ir motiną, visai kūrinijai. Nuostabi yra kūrinijos dvasinė šeima, skirta visą laiką ryškesniam šviesėjimui. Ir kiek bebūtų šviesos, ją visą laiką galima paryškinti tavimi, atsiverimu ir tavosios energijos įvaldymu ir jos paskleidimu išorėje, savais darbais, savomis mintimis, savomis studijomis ir veikimu draugė su tavimi, visumos labui, visumos geroviai, net ir visos kūrinijos geroviai. Taip kaip tu veiki visų savųjų vaikų labui ir tuo pačiu kiekvieną mokai veikti taip pat, būti tavojų atvaizdu savo vietoje, savo aplinkoje, būti savimi, kokį tu padovanojai, kaip asmenybė. Kiekvieną originalų ir nesikartojantį, be kopijos. Garbinu ir šlovinu tave. Ir šitoje šlovėje esu gyvas tavimi. Geriu tavo energinius virpesius ir mėgaujuosi šito jausmu, patyrimu, būsena. Gera būti tavoje sūnumi. Garbinu ir šlovinu tave, teikiantį mums patyrimų. Pagarbinam rojaus trybę aš esu, mūsų rojaus tėvus, 4 asmenybėse. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, esantį ir pasireiškinti per savo energinius virpesius ir per savo vaikus, sūnus ir dukras. Garbinu ir šlovinu tave, sumaniusi meilės galia, tobulinti kiekvieną savo vaiką, sūnų ar dukrą, kad šviesėtų visa aplinka, kūrinyje. Garbinu ir šlovinu tave. Tai yra bendravimas atsiverimu iš širdies ir tuo pačiu susiliejimas su tavimi kaip intakui įtekant į vandenyną ir tampant vandenyno vandeniu, kurio nebegali atskirti niekas, išskyrus tai, kad tu duodi gyvastį, asmenybės kategoriją, turinčią laisvą valią. Ir asmenybė gali pati pasukti savo intaką iš vandenyno vandenų. Tu suteikiai galimybę kiekvienam savo vaikui tik tai meilės galia ir laisva valia apsispręsti, ar jis nori būti su tavimi, ar turi išnykti, nes tu nedavei antrojo kelio. Tik tai su tavimi ir tik tai šviesėjant ir tobulėjant per visą amžinybę. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu sumaniai gyvajame kelyje daugybė mūsų laiptelių, stotelių, kur mes galim pajausti mūsų pačių žingsnį, kiek jis atitinka tavo į ritmą, kiek jam prieštarauja, kada mes žengiame, turėdami gyvą ryšį su tavimi. Ir tuo pačiu, tirpindami tavosiose meilės galios rovėse ir bangose mūsų abejonės, nepasitikėjimą. Garbinu ir šlovinu tave, kuris vesdamas kiekvieną apkabini tarsi vienintelį visoje kūrinyje. Ir taip apkabini visą kūrinyje, nes kūrinyje negali įsiveržti iš tavosios globos. Tu neteiki energijos už savojo grybšnio, o grybšnys gali būti visą laiką
išplečiamas pagal poreikį, bet visą laiką visi išlieka tavajame glėbyje. Ir tave neigiantis iki tam tikro momento, kol priima galutinį apsisprendimą. Ir tave mylintis, ir abejojantis, bet visi yra tavajame glėbyje. Garbinu ir šlovinu tave, kad tu vedi patyrimų dėka, patyrimų, kurie kaupėsi. Ir dabartinėme pasaulyje mes daugybę patyrimų užmirštame, nesuteikia jiems praeityje tokios prasmės, kokią matome šiandien. Savojoje asmenybės tapatybėje, kurią tu pažadinai kaip asmenybė, išplėtei pačią. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, draugė su dvasiniais broliais ir sesėmis, šitoje kolektyvinėje, gyvojoje, dvasinėje komunijoje. Joje dalyvauja ir mums nematomi dvasiniai broliai ir sesės, esantis aukštesnio statuso, bet tuo pačiu padedantis mums iš išorės sustiprinti virpesius. Tu teiki paties aukščiausio dažnio virpesius. Mums reikia atverti širdį, kad juos galėtume pajausti. Jie yra gyvi, realūs, tikri, patiriami, kaip ir tu esi realus, tikras, gyvas, kiekvieno viduje, kurį galima atrasti. Garbinu ir šlovinu tave, dalinantį save visiems meilės gale. Tu esi energijos šaltinis ir centras, dėl to lieji visai kūrinijai į savuosius energinius virpesius. Iš tavęs kyla viskas. Tavieji vaikai įvairaus statuso transformuoja tavoje energiją, sukuria ūkus, iš jų atsiranda saulės, iš saulė atsiranda tokios planetos kaip mūsų. Tai yra tavoji energija transformuota į gyvybei pritaikytą aplinką. Bet tu sukuri ir tiesiogiai panaudodamas savuosius vaikus ne evoliuciniu būdu iš saulių kilusias planetas, bet tu sukuri tiesiai iš energijos, suteikęs tiems vaikams transformuoti energiją atitinkamą kvalifikaciją ir galią. Garbinu ir šlovinu tave, kad tu pasirūpini kiekvienu kūrinijoje vykstančios veiklos aspektu. Tu aprūpini kiekvieną kūrinijos kertelę atitinkamą vadovavimo galia ir tuo pačiu leidi kiekvienam laisvai apsispręsti, ar pritarti tavajai valiai, ar paneigti ją. Tu nė vieno nevedi per prievartą į savo paties ryškiausio energinio dažnio buveinę, rojų. Tu vedėjai tik tai tuos, kurie nuoširdžiai atveria save tau, patiria tave, atrasta viduje. Garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoji šlovė ir garbė suteikia gyvastį, kuri yra amžina, nes tu amžinybės šaltinis. Ir kas susilieja su tavimi, taip pat yra amžinas, yra dvasia, nes tu apdovanoji kiekvieną dvasinę asmenybę. Garbinu ir šlovinu tave, asmenybę, šaltinį ir centrą, tėvą ar motiną, kuris esi pasiekiamas, prieinamas bet kuriam tavo sūnui ar dukrai. Fizinė galia gali būti pats silpniausias, bet dvasinė savastimi gali pranokti net daug aukštesnio statuso dvasias, kurioms stinga įtikėjimo. Garbinu ir šlovinu tave,
kad tu mus vedi savąją trauką. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, esantį viduje, veikiantį išorėje ir viduje, vedantį kiekvieną savo sūnų ir dukrą į šviesą, kurią teiki tu, kad nušvistų visa kūrinija per kiekvieno tavo sūnaus ir dukros nušvietimą viduje ir veikimą išorėje, kaip vedi tu iš vidaus. Garbinu ir šlovinu tave, kuris pripildai savimi virpesiais, atsivėrusi tau nuoširdžiai. Neišmoktom frazėm, bet savimi, kokį tu sumanei kaip savoje atvaizdą, bet kuriai kūrinijos vietai. Ir mums, pradiniams tavoje kūrinyje dar turintiems materialų kūną, tu padovanojai dvasinę asmenybę, amžiną, ir mokai, kad kūnas tai nėra tas asmuo, kurį tu padovanojai, turinti tavo charakterio potencialias savybes ir amžinybės gyvenimo dovaną, kada susilieja su tavimi tavasis sūnus ar dukra, susilieja širdies virpesių gama, ne baimė, ne pareiga, bet didžiulį dvasinį troškulį, glaustis prie šaltinio ir centro, kuris girdo gyvuoju vandeniu, maitina gyvąją duoną ir tuo pačiu yra tėvas ir motina. Ir visiems ir kiekvienam. Garbinu ir šlovinu tave, vedant į mus kiekvieną drąsiai ir ryžtingai, pagal kiekvieno brandos pečius ir sugebėjimą žengti gyvajame kelyje žingsnį į naują patyrimą, prisijimti naują iššūkį, kad aplinka šviesėtų pagal tavo į evoliucinį sumanimą, įnešant asmeninį indėlį į tavo jo evoliucinio plano įgyvendinimą. Mes esame gyvajame kelyje, kurį tu sumanei kaip tikrovę pasireikšti kiekvienam tavuoju atvaizdu, savuoju lygiu, savoje aplinkoje ir tai per visą amžinybę. Garbinu ir šlovinu tave, mus pasiekinti iš vidaus, pamaloninantį, kada mes nuoširdžiai susiliejame su tavimi, atsiremė, glaudžiamės prie tavęs. Tu esi tas pasiekiamas tik nuoširdumu, bet kurioje vietoje. Tai yra nuostabus tavo mums teikiamas sustiprinimas ir tavęs prieinamumas. Net ir pačiam fizinė prasme silpniausiam, bet turinčiam atvertą širdį tau, kad tavieji virpesiai apramintų ir stiprintų, kurie iš vidaus pasiekia tavo sūnų ar dukrą ir tuo pačiu iškelia dvasioje, net ir fizinė prasme palūžusį, sustiprina dvasinę išraišką. Ir tą pajunta fizinė kiekviena ląstelė. Tavoji dvasia yra pamatas visai kūrinyjai, materialiai kūrinyjai. Ir kiekvienam tavajam pagarbinam kūrėją, rojaus trejybę aš esu. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave su broliais ir sesėmis dvasioje, šitoje gyvojoje dvasinėje kolektyvinėje komunijoje. Šitas bendravimas yra tarp asmenybių. Tu mums padovanoji nuostabią amžiną dovaną asmenybę. Mes kiekvienas esame asmenybė. Ir atsivėrusi tau, ji trokšta su savo tėvu ir motina, šaltiniu ir centru bendrauti, išreikšti save. Garbinu ir šlovinu tokį
savo sumanytoją autorių, tėvą ar motiną, kuris iš vidaus kiekvieną jauti virpesiais ir leidi mums taip pat tave atspindėti. Tokiu atvaizdu, kokį sumaniai kiekvieną iš mūsų, originalų, be kopijų. Garbinu ir šlovinu tave, tokį nuostabų, nesikeičiantį, pastovų, bet savaime glėbyje patirianti visą amžinybės, begalybės grybšnį ir keitimąsi. Tavųjų vaikų, miriadų vaikų, kurie veikia tave vis labiau jausdami šviesos labui, visų geroviai. Ir būtent taip, kaip vedi tu iš vidaus, turėdamas savo įsumanimą, evoliuciją, tu kiekvienam teiki galimybę įnešti asmeninį indėlį į tavo evoliucinio plano įgyvendinimą, kad kiekviena planeta patirtų vis ryškėjančią tavoje šviesą. Garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji šlovė ir garbė yra tikrovės pasireiškimas iš kiekvieno mūsų širdies visumos geroviai. Nėra joje tų emocinių ydų, kokios viešpatauja gyvulinės kilmės prote. Yra tavo amžinosios vertybės. Ir jos vis ryškiau įsitvirtina kiekvieno tave atradusio sūnaus ar dukros charakteryje. Ir ima pasireikšti vis stipriau aplinkoje, išorėje. Garbinu ir šlovinu tave, tokį mokytoją ir vedlį, kuris meilės galia teiki šviesą ir vis ryškėjančią, atitinkančią kiekvieno vidinį, dvasinį turinį, asmenybę, tos akimirkos tapatybę, kuri kinta priklausomai nuo gyvo ryšio su tavimi ir aplinkos poveikio. Garbinu ir šlovinu tave, esantį manyje ir kiekviename, nes tavo buvimas ir veikimas be perstojo, nė akimirkai nenutraukiant tavo dvasios minties derintojo dedamų pastangų, tęsiasi per visą amžinybę. Prasidėjo šitame pasaulyje. Ir mes esam palaiminti, kad tokią žinią jau dabar imame vis stipriau suvokti, suprasti ir net kai kurias to žinios. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, nes tavo šlovė ir garbė yra gyva, virpesių, energijos banga pasiekianti mus iš vidaus. Tu padovanojai save, dovanodamas savoje dvasią, pavadinęs ją minties derintojų. Ir būtent šitas energinis pasireiškimas tavo atsiųstas mums, kiekvienam, į mūsų pasąmonę leidžia patirti net ir tų materialių smegenų dėka tavo dvasinis virpesius, patirti tavo tikrą gyvą garbę, šlovę, patirti tavaisiais virpesiais, kuriuos tu pritaikai kiekvieno iš mūsų pajėgumui, atsiverti tau ir tuo pačiu lyštelėti tave gyvą, realų, tikrą viduje, atrandamą ir net atrastą, kad būtų tas gyvasis patyrimas ir tuo pačiu paliudijimas. Tu esi realus, tikras, gyvas, atrastas ir prieinamas atradimui kiekvienam sūnui ar dukrai. Nesvarbu, kokiame kūrinijos pakraštyje jis bebūtų. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu sumaniai evoliucinį procesą, švytėjimą, vis ryškesnė tavąja šviesa ir visoje kūrinijoje. Kuo arčiau tavojo buvimo
centro, kurį tu pateiki kaip rojų kūrinijos viduryje, tuo tas švytėjimas yra ryškesnis. Nes tavieji vaikai jau pasiekia tave arba dar siekiantis pakeliui, sukaupė milžinišką patyrimą ir tuo pačiu giluminį padidintą dvasinį imlumą tavai šviesai. Dėl to ir jų spindėjimas yra ryškesnis, atspindint tavąją šviesą, kuri pripildo kiekvieno tavo vaiko asmenybės vidų. Dėl to ir švytėjimas kuo arčiau tavosios buveinės rojaus, mūsų likimo, to ryškesnė spindėjimo šviesa yra aplinkui. Net visoje toje visatoje. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi tas vienintelis šaltinis ir centras, iš kurio pasklinda evoliuciniai virpesiai, energinė išraiška. Tu esi tobulumo šaltinis ir centras. Tau nėra reikalo tobulėti. Tuo tarpu tavo sumanyta evoliucija skirta taviesiems vaikams, mums visiems, visai tavo dvasiniai šeimai. Kad kiekvienoje planetoje, kiekvienoje visatoje, kiekviename visatos segmente pasireikštų kuo ryškesnė tavoji šviesa ir veikla visumos geroviai. Jaučiant tavo meilės galią ir vedimą iš vidaus. Garbinu ir šlovinu tave, tokį nuostabų mokytoją ir vedlį, tėvą ar motiną, kuris... Pagarbinam Kūrėją 4 asmenybėse. Rojaus trejybė aš esu. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, kuris esi tikrovės šaltinis, centras. Su tavimi mes galime palaikyti ryšį, būdami taip pat tikri. Iliuzinis negali su tavimi bendrauti. Tik atvėrė save tau, atradęs tave savyje, tapęs pats būsena realus, tikras, tavasis atvaizdas ir gali pajausti tavo virpesių antplūdį viduje. Ir tada iliuzija traukiasi, tamsa kinta į šviesą, tikrovė vis labiau įsiviešpatauja tiek aplinkoje, žvelgiant į tai, ką tu sumanei evoliucinėme plane, ne tai, kas yra dabartinė akimirka. Garbinu ir šlovinu tave, tokį mūsų tėvą ar motiną, vedlį ir mokytoją, ir esantį viduje, prieinama kiekvienam, nepriklausomai nuo to, kokia yra tavo jo sūnaus ar dukros gyvensena. Net ir pats labiausia prasikaltęs gali nuoširdžiai atvėrę save atrasti tave širdyje ir širdimi ir suspindėti tavojo atvaizdu savo gyvenimu. Garbinu ir šlovinu tave, kuris neatstumi ne vieno ir tuo pačiu glaudi prie savęs, prie savosios krūtinės kiekvieną, kuris pats to nori. Ne vieno tu nevedi per prievartą, per baimę, kurstant, gąsdinant, per mėginimą valdyti, pajungti, išnaudoti, engti. Tu vedi tik tai meilės vis aukštėjančio dažnio energinių virpesių būsenos patyrimu. Ir tik šitas patyrimas yra tikroji kiekvienam tavajam vaikui paliudijimo garantija, kad tas kelias yra tikrovės vienintelis teisingas. Ir tvirtinimas, kad visi keliai veda pas tave, yra iš dalies tik tai teisingas, nes kiti keliai yra kančių, skausmų,
ir tuo pačiu neįsprendžiamų problemų keliai, kurie gali galų gale atvesti į tą vienintelį per klaidžiojimus, per nusivylimus, per netektis ir tuo pačiu net nusižengimus, nusikaltimus ir bausmes, kurias kiti dvasiniai broliai ir sesės paskiria tavajam vaikui. Tu bausmių neskiri, nes tu turi savo meilės galią ir kvieti kiekvieną patirti ją savoje atsiverimu širdyje. Garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavosios meilės ir nuostabios šviesos, tikrovės, savyje ir tuo pačiu gyvenant išorėje, atsirėmus į tavo įvedimą iš vidaus. Garbinu ir šlovinu tave, laisva valia gauta iš tavęs. Pagarbinam kūrėją Raustrybę, aš esu 4 asmenybės. Vieno vienintelio kūrėjo simbolinė išraiška. Kadangi visos 4 asmenybės yra absoliučioje dvasinėje vienovėje. Ir visoje kūrinyje tik šitos 4 asmenybės yra šitaip absoliučiai suvienytos dvasioje. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave su dvasiniais broliais ir sesėmis šitoje gyvoje kolektyvinėje dvasinėje komunijoje, per gyvasias pamaldas. Tai yra mūsų atsiverimas tau širdimi, bendravimas su tavimi, taip kaip tu kiekvieną iš mūsų pažadinęs dvasioje suteikia impulsą, kurį mes pajuntame ir tada atsiranda troškimas, alkis, dvasiniai komunijai ir ypač kolektyviniai. Garbinu ir šlovinu tave, kuris pripildai savimi, virpesiais, energiją, kiekvieną vaiką, savąjį vaiką. Jeigu tas vaikas atveria širdį tau, vien proto atverimo neužtenka. Būtinas dvasinis atsiverimas, kad būsena pripildytų asmenybė pajaustų tą nuostabų būsenos pasireiškimą viduje, pakilėjantį, sustiprinantį, apšviečiantį ir tuo pačiu padidinantį gyvąjį ryšį su tavimi, sustiprinantį tikėjimą ir pasitikėjimą tiek tavimi, tiek savimi. Garbinu ir šlovinu tave, šaltinį ir centrą, tėvą ar motiną, mokytoją ar vedlį, tą, kurį sumanėjai mūsų amžinybės išraiškoje, tapatybės pasireiškimą vis ryškiau ir vis stipriau tavojo atvaizdu per visą amžinybę. Tu sumanėjai evoliucinį procesą, kad jame mes noriai, tiesiog su milžinišku troškuliu dalyvautume ir įneštume savo asmeninį indėlį, kad šviesėtų visa kūrinyje nuo asmeninio indėlio, kuris kiekvienam yra pagal jo brandą toje vietoje, toje akimirkoje. Ir kiekvienas iššūkis tavo sumanytas kaupti patyrimą yra pagal pečius. Ne vieno iššūkio tu nesuteikia, kuris būtų per sunkus, prispaustų ir kad tavasis vaikus iš baimės pabėgtų iš gyvojo kelio, jeigu jo širdis tikrai nuoširdžiai atverta tau. Intelektas bijo nežinios keitimosi, širdis trokšta giliau panirti į tave, stipriau susilieti su tavimi. Garbinu ir šlovinu tave, tokį nuostabų, visą apimantį šaltinį ir centrą, net ir 4 asmenybėse, absoliučiai suvienyta ir nutiesus į gyvąjį tiltą saviesiems vaikams, kad būtų prieinamas
bet kuriame pakraštyje visoje kūrinyjoje. Ir mes, tavieji vaikai, dar turintys materialų aplinką. Pagarbinam Rojaus Trejybę aš esu. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, esantį manyje ir kiekviename. Tu pasieki mus iš vidaus, nes tu mums padovanojai ne tik amžinąją dvasinę asmenybės dovaną, bet ir save patį, savąją dvasę, minties derintojų pavadintą, kuris veikia mus iš vidaus, tavo dieviškąją kokybę, šviesa, meilė, tiesa, tikrovės pasireiškimu ir visą laiką ragina nebijoti būti savimi, gyventi gyvenimą tavojoje tikrovėje ir tuo pačiu išreikšti save gyvenime, kad jį galėtų stebėti ir kiti. Garbinu ir šlovinu tave, tokį šaltinį ir centrą, iš kurio yra pradžia kūrinijai. Tu pats esi be pradžios, pabaigos ir kūrinyje nebegali turėti pabaigos, nes tu esi kūrinijos šaltinis, nesibaigiantis. Reiškia, suteikęs pradžią, pabaigos niekada nesuteiksi, nes tuomet tu negalėtum egzistuoti pats, bet tu esi tas egzistencialus, vienintelis kūrėjas, neturintis kilmės, visą laiką buvęs, esantis, būsantis dabartyje. Apkabinė amžinybę dabartyje. Tavasis glėbys yra dabartyje, tavąją sampratą. Mes susiliedami su tavimi taip pat lyštelėme amžinybę. Bet mums reikia įgyti patyrimų, kol mes atsidursime tavajame nuostabiame energinio sutelkimo centre, rojuje, tavojoje buveinėje, sukaupę daugybę milžiniškų patyrimų, tavęs patyrimų, kūrinijos pažinimo, energijos įsisavinimo, bendradarbiavimo tarpusavyje su tavo kitais vaikais iš įvairiausių visatų. Tu mus rengi patekimui pas tave į tavoje akivaizdą, betarpišką, tiesioginę akivaizdą. Ir kad mes galėtume priartėti, mes turime mokytis daugybės dalykų jau šitame pasaulyje. O ateities, bet kokioj kūrinijos vietoj, mums iškils naujų sprendinių iššūkiai. Mes turėsime spręsti bendradarbiaudami su kitų visatų mūsų dvasiniais broliais ir sesėmis, kad pasiektume gerovės tai aplinkai, kur būsime ir visai kūrinijai. O pradžią mums tu suteiki čia, šitame kol kas tamsos apimtame pasaulyje, bet brangiame ir iš tikrųjų šviesiame, nes tu viską matai nuo pabaigos. Garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus vedi skleisti šviesą, skleisti tave ir save, savojų gyvenimą, ryžtingai, drąsiai, ir tu teiki mums pagalbą ir apsaugą, kada mes... Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tavąją garbę ir šlovę, kuri yra gyva, kuri pildo kiekvieną tau atsiverusi vaiką, sūnų ar dukrą, tavo gyvais virpesiais. Ta būsena patiriama ir mes tada galime paliudyti tavo tikrą realų gyvą buvimą, tavęs atradimą viduje, neieškant aukštai kur nors kalnuose ar pasislėpus už aukštų mūrų, sienų. Tu esi prieinamas nuoširdžiu atverimu kiekvienam širdimi. Garbinu ir šlovinu tave, tokį šaltinį ir centrą visai kūrinijai, pradėjusi iš savęs
vystimosi procesą, kurį žmogus pavadino evoliucija. Ir tu šitą sumanimą įgyvendini meilės gale, suvirpindamas kiekvieną savo vaiką atsivėrusi tau, kad jis nori nešti savo asmeninį indėlį visumos geroviai. Nori, nes jis pajunta tavoje meilę viduje. Patirdamas ją, jis trokšta pats būti tavojo atspindžiu, kokį tu sumanei visam evoliuciniam keliui, per visą amžinybę. Tave perteikti savojų asmeniu. Tu mums dar apdovanojai savąją dvasią. Tai unikalus tavo mums suteiktas amžinas, niekada nesibaigsiantis gyvas ryšys, tiesioginis ryšys su tavimi. Tavasis dieviškumas taps mūsų asmenybės neatsiejama dalimi. Nei vienas kitas tavasis sūnus ar dukra visoje kūrinyje neturi tokio nuostabaus dieviškumo suteikimo asmenybei. Yra siekinys. Kiekvienas tavasis vaikas nori tave atspindėti kuo ryškiau. O tu mums teiki save, kad susilietume savąją asmenybę. Tu pasirūpinai, kad ir asmenybė, tavo dovana mums amžina, būtų suteikta tavai dvasiai, kuriai nesuteikia asmenybės. Nes dviejų asmenybių ir nereikia. Ji iki asmenė, o asmenybę gaus iš mūsų. Garbinu ir šlovinu tave už tavo išmintį, tavo energiją, tavo tėvystę ar motinystę, kad visa šeima būtų tavosios meilės gale šviesinama, paverčiama nuostabia, harmoninga, brolystę patiriančia kūrinijos dvasinė šeima, kurioje visi, nepriklausomai nuo statuso, kūrė gėrį visumos labui, įnešdami asmeninį indėlį, priklausomai nuo gyvo ryšio su tavimi. Garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavosios meilės ir šviesos ir tavo suteikta laisva valia, o ją suliejau su tavaja. Amen. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, esminė dievybė aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, esantį mūsų viduje, tokį mylintį ir suprantantį kiekvieną. Pagarbinam kūrėją, rojaus trejybę aš esu. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, tavojoje garbėje ir šlovėje, kada mes atsiveriam tau, kaip tavieji sūnus ir dukros. Mes tampame vieną dvasioje su tavimi, net ir kaip Kristus buvo vieną dvasioje su tėvu, būdamas mūsų pasaulyje, vienas iš mūsų ir tarp mūsų. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus pasieki per savąją dvasią. Ir to pačiu sukūręs mus kaip dvasinius asmenis, leidi mums užmegzti ryšį betarpiškai, gyvai, kaip dvasia su dvasia. Materialus pavidalas neturi jokio poveikio tavo amžinai dovanai, dvasiniai asmenybei. Asmenybė pranoksta materiją, dėl to ir turi tavo charakterio visas amžinasias savybes, potencialiai. O tu pats neturi jokios formos, jokio kūno. Ir mes galim tiesiogiai bendrauti su tavimi, atsivėrę tavai dvasiai, kaip asmuo su asmeniu, nors tavoji dvasia iki asmenė. Bet tu sumanei iš mūsų sulieti savąją dvasią su mūsų asmenybe. Garbinu ir šlovinu tave už tokią nuostabią dovaną, kad tavasis dieviškumas taps mūsų neatsiejama
asmenybės dalimi ir taip per visą amžinybę. Mes ir tu būsime sulieti dvasioje ir ne tik tavoju dieviškumu ir mūsų asmenybė mes būsime viena, nebe dvasioje, bet asmenybėje. Tai yra nuostabiausia dovana, kokią gali tavasis sūnus ar dukra gauti iš šaltinio ar centro. Patį šaltinį. Savąją kokybę, identišką. Garbinu ir šlovinu tave, patirdamas tavoje meilę. Kokia nuostabi yra harmonija viduje, kada meilė pulsuoja gyvai. Garbinu ir šlovinu tave. Tuo pačiu grimzdamas, panirdamas į tave vis giliau ir patirdamas tave. Ir šito patyrimu mėgaujuosi ir juntu dar didesnį apetitą kasti tave gyvą kąsnį, gerti tave gyvą vandenį, gyventi tavimi ir tau. Tai yra prasmė. Garbinu ir šlovinu tave, nes tavoje šlovėje ir garbėje gyvas esu aš. Nėra kitos gyvasties be tavęs. Garbinu ir šlovinu tavo suteiktą laisvą valią ir meilės galia, kurią juntu ir išlieju visiems. Ir manoji valia sulieta su tavaja. Amen. Kas ten skandalija? Kas čia? Ne, visi įsijungia. Kažkas matyti, gal išjungia. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. 4 šaltiniai ir centrai, kūrinijos tėvai. Gera būti atsivėrus jums, atradus viduje tave realų, tikrą, gyvą. Kokia nuostabi palaima. Patirti tą būseną ir tuo pačiu liudyti, kokia yra tavo puikiai sumanyta evoliucinė amžinybė. Iš savęs paskleidi amžinybę, nes tu esi amžinybės šaltinis. Ir tavieji vaikai taip pat yra amžini, atsidavę tavo valios vykdymui, kada sulieja savoje su tavaja. Garbinu ir šlovinu tave, kad tu tik meilės gale išreiški savoje trauką ir kiekvienas tavasis sūnus ar dukra laisva valia, patyręs meilės galę viduje, trokšta gilesnio susiliejimo su tavimi. Ir veikimo taip, kaip tu sumanėjai ir kaip vedi iš vidaus savo sūnų ar dukrą visumos geroviai. Garbinu ir šlovinu tave, tokie evoliucijos autorių ir režisierių. Ir mes esam tavieji realūs, tikri vaikai, žaidžiantys evoliucijos žaidimą visumos geroviai, visumos tavosios kūrinijos šviesinimo geroviai, brolystėje, mokindamiesi nuo pat abėcėlės pirmosios raidės, kaip reikia pajausti tavo įvedimą viduje, kaip reikia atsiduoti tavajam vedimui iš vidaus, kaip reikia tirpinti meilę tavuose virpesiuose, kad jį užlietų kiekvieną kūno kertelę ir dvasinė asmenybė prisipildytų jo su kaupu, kad jį lietųsi į išorę darbais kitiems, visumos geroviai, brolystėje, patiriant tavo meilės galę nuolatinę akimirką. Garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji šlovė ir garbė yra tikrovė, gyva, yra ir mūsų buvimas savimi tavyje, kaip asmenybei,
kaip sūnui ar dukrai, jaučiant orumą, pasitenkinimą, kad esam tavieji vaikai, viena dvasinė šeima. Tik statusas skirtingas mums pirmiesiems, dar turintiems materialų apvalkalą, nepatyrusiems iškeliavimo iš šito pasaulio. Mums yra daugiau įtampų, nes mes esame tavosios šviesos evoliucijos pradinėje pakopoje, kur nėra nusistovėjęs šviesos ir tamsos santykis, ypač suklupus kitiems, net ir aukštesniems tavo vaikams, pamynus tavąją valią. Dėl to mes turime daugiau teršalų iš praeities kartų ir mes turime dabar įveikti šitas negandas tavąją šviesą viduje ir meilės gale. Garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavosios. Pagarbinam kūrėjam, raustrybę aš esu. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, kuris pripildai savimi virpesiais kiekvieną savo vaiką, pasieki per visą kūrinyje, nes tu kūrinijos šaltinis, energijos, virpesių šaltinis ir centras. Iš tavęs kyla pradžių pradžia, o tu be pradžios, be pabaigos, viskas sutelpa į tave, kas turi pradžią. Tu dovanoji amžinasias dovanas. Ir tos amžinos dovanos turi pradžią, bet niekada neturi pabaigos. O tu pats esi egzistencialus, neturėdamas pradžios, buvai visą laiką, esi ir būsi dabartyje. Tau praeitis yra dabartis, ateitis dabartis, amžinybė dabartis tavyje. Tu apkabini savoji glėbiu belaikį amžiną. Ir tuo pačiu vedi iš vidaus, kad jis priimtų tavo naujus iššūkius visumos geroviai, kad būtų daugiau šviesos, meilės, gėrio kūrinyjoje, kiekvienoje kertelėje, kiekviename segmente, kad kūrinijos segmentų vadovavimas jiems, šitiems segmentams, būtų atitinkantis tavąją valią, išmintimi, įžvalga ir visumos geroviai, atsirėmusi tavo vedimą iš vidaus. Tu sumanei evoliuciją kaip savąjį žaidimą, bet ne pramogai, o prasmei. Kad tavieji vaikai patirtų tave, jau gautas dovanas, asmenybę, amžiną, niekada nesibaigiančią, kada atsiverimas tau ir savosios valios suliejimas su tavaja valia paverčia tavo sūnų ar dukrą amžinų jau tą akimirką. Ir kad patyrimai tavo numatyti kaip iššūkiai visada pasireikštų tik tai tavoji vektoriumi, tavaja kryptimi. Garbinu ir šlovinu tave, nes gera būti šitame gyvajame komunijos ryšyje su tavimi, išsilieti ir tuo pačiu susilieti su tavimi. Garbinu ir šlovinu tave, esantį kiekviename, pasiekiama širdimi ir širdyje ir tuo pačiu patiriama dvasiniu, sąmonės, giluminiu žvilgsniu, įžvalga. Ir tuos pojūčius, kokius suteikia šitam materialiam pavidalui, valdomam materialių smegenų, tos pojūčius taip pat iškeliant į aukštesnį laipsnį, aukštesnį laiptelį, pranokstantį gryną materiją, bet besistiebiantį į dvasią, į asmenybę esančią šitame materialiame pavidale.
Garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavosios meilės ir šviesos ir tavo suteikta laisva valia, o ją suliejau su tavaja. Pagarbinam rojaus trybę aš esu, kūrėja 4 asmenybėse. Mylimas tėve, amžinojo motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave su dvasiniais broliais ir sesėmis šitoje gyvoje kolektyvinėje dvasinėje komunijoje. Komunija, gyvas bendravimas, atsiverimas širdimi ir širdyje tau. Mylimas tėve, amžinojo motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu, nes tavoji garbė ir šlovė pripildo virpesiais mus, atvėrusių savo dvasinės asmenybės, tavosius sūnus ir dukras, visoje kūrinyjoje. Tu esi pažįstamas ir patiriamas virpesiais, nes tu neturi pavidalo, nėra tavyje nieko to, kas būtų mums prieinama kaip nors kitaip, tik energiniais virpesiais, nes tu be kūno, be formos, be savo išorinio atvaizdo, bet tu esi amžinybės šaltinis ir centras, kurioje patalpinai mus kiekvieną kaip savąjį sūnų ar dukrą, asmenybę dvasioje, kuri potencialiai yra nemirtinga, nebent save užsklęstų ir nusigręžtų nuo tavęs savo laisva valia, taip pat, kurią tu suteikiai kiekvienam iš mūsų. Nes tu esi laisvos valios šaltinis, gėrio, meilės, gailestingumo, teisingumo šaltinis. Netradus tavęs negalima turėti aplinkoj nei meilės, nei gailestingumo, nei teisingumo, gėrio, grožio. Negalima kurti be tavęs, nes tu esi kūrybos šaltinis. Garbinu ir šlovinu tave, kuris vedi kiekvieną savo sūnų ir dukrą, pakilėjęs virš iliuzinės tamsos aplinkos į savąją šviesos tikrovę, kuri ateis akimirka, bus šitoje planetoje kiekvienoje šeimoje. Garbinu ir šlovinu tave, kuris pripildai savimi kiekvieną atvertą širdį. Pripildai, kad ta širdis būtų pakilėta ir tuo pačiu būtų savimi. Asmenybė tokia, kokią tu padovanojai savajam vaikui, kaip atvaizdą, savąjį atvaizdą, kad jis pasireikštų savoje aplinkoje ir kiekvienoje planetoje, keliaudamas, vis artėdamas arčiau tavęs per visatas į rojų, tavo energinių virpesių sutelkimo buveinę ir mūsų likimą, mūsų gimtuosius namus, nes mūsų asmenybė kilusi iš tavęs. Išorinį apvalkalą mes gaunam iš tėvų, žemiškojų pavidalu. Bet tu esi tėvas ir motina visai kūrinyje ir per visą amžinybę. Todėl ir žemiškieji tėvai yra tavieji sūnus ir dukros, mūsų dvasiniai broliai ir sesės, tikrąja, tavąja prasme. Garbinu ir šlovinu tave, kad tu vedi mus iš vidaus meilės gale, vedi, paėmęs kiekvieną už rankos. Ir taip visą kūrinyje, kiekvieną, tvirtai. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, tavo gyvoje garbėje ir šlovėje. Tu esi virpesiais patiriamas. Ir tavoje garbė ir šlovė priklauso nuo mūsų giluminės gyvosios komunijos visų nuoširdumu, kada mes esam toje būsenoje. Nesvarbu, kas vyktų mūsų atžvilgiu, mes būname orus, garbingi, šlovingi, nes būname pilni tavęs. Garbinu ir šlovinu tave, kuris kiekvieną myluoji iš vidaus, nes tu pasieki energiniais virpesiais kiekvieną materiją,
dvasią, tu pripildai protą, tai reikia tik tai tavo sūnui ar dukrai savo valia atverti save kaip asmenybę tau. O tai asmenybės šaltinis ir centras. Iš tavęs prasideda visa kūrinyje. Ir amžinybė, nesibaigsianti niekada. Tu pakvieti savosius sūnus ir dukras gyventi amžinybę, net ir pačius mažiausius, neturinčius patyrimo ir to perspektyvinio, tolimojo matymo. Tu taip pat stiprini, ramini ir sakai, kad jie yra amžini kaip asmenybės, o kūnas tai tik tai išorinis apvalkalas gėrio darbams tame pradinėme pasaulyje ir skirtas visumos geroviai, bendradarbiaujant tarpusavyje, taip kaip vedi tu kiekvieną iš vidaus. Nes tu matai visuminę gerovę, visos kūrinijos mastu. O kiekvienam iš mūsų teiki savoje dvasinę kokybę, padovanodamas savoje dvasę. Ir minties derintojas, turėdamas savoje patyrimą ir tavoje kokybę, jis ir žino, kaip reikia pasireikšti kiekvienam individualiai tavajam sūnui ar dukrai, konkrečioje vietoje ir konkrečiu metu, konkrečiomis aplinkybėmis. Kad būtų orus, šlovingi ir garbingi tavo sūnus ir dukras. Per visą amžinybę, patirdami tavoje meilę ir meilės gale veikdami pagal tavo vedimą iš vidaus. Garbinu ir šlovinu tave ir būseną liudiju tavo gyvastingumą manyje. Tu esi prieinamas visiems nuoširdumu, širdimi, neturtais, nepadėtimi, neartimumu, širdimi. Nuoširdumas yra tavoji charakterio viena iš savybių. Ir tu mus ugdai, kad mes būtume nuoširdus. Kuo daugiau patiriame gyvosios komunijos gelmės savo viduje, tuo mes esame nuoširdesni. Nes nuoširdumą gerina iš tavęs taip pat virpesiais ir paskleidžiame į aplinką. Nes nuoširdumą naikina baimė, pasireiškinti sąmonės lygiu, iškilusi iš pasąmonės. Garbinu ir šlovinu tave, kuris meilės gale. Pagarbinam kūrėją Rojaus Trejybę, aš esu. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave, esantį kiekviename iš mūsų. Tu suteikiai save, padovanojai mums savoje dvasią, minties derintoje, kad mūsų apšviestum iš vidaus, vestum, mokytum. Ir toji tavo išmintis virpesiais pasiekia kiekvieną iš mūsų pasąmonę, o dažnai pasiekia net ir sąmonės lygį. Ir mes manom, kad šita mintis mūsų sugalvota, kai ji gali būti perteikta tavosios dvasios, kad mus stiprintų ir tuo pačiu rodytų išeitį, bet kokioj aplinkybei, bet kokioj padėty, tu stiprini. Visą laiką palaikai, kas atitinka tavoje šviesą, meilę, tiesą, tikrovę. Nes tu esi visų šitų apraiškų šaltinis ir centras, kokias mes patiriam šitame pasaulyje. Garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji šlovė pripildo kiekvieną sūnų ar dukrą, nuoširdžiai tavo atvėrusi save tavaisiais virpesiais. Tavoji energija priplūsta į vidų. Ir mes būseną imame paliudyti tave esantį realų, tikrą, gyvą, atrastą viduje. Ir šitoje būsena stiprėja priklausomai nuo mūsų atsiverimo, nuoširdumo
ir dažnumo. Auga pasitikėjimas tavimi ir savimi, o tai veikia kiekvieną fizinę kūno ląstelę. Visa tai tarpusavėje susieta, nes tu sukūrei kūrinyje, kuri yra gyva sistema. Ir visi pakraščiai susieti su viduriu, su centru, su tavimi. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi pasiekiamas ne turtais, ne postais, ne fizinė galia, o nuoširdžiu savęs atvėrimu. Net ir pats silpniausias fizinė išraiška turi tą galią, padovanota iš tavęs kaip asmenybės dovana, kuri pranoksta fizinę išraišką. Tu prašai iš savojo sūnaus ar dukros tik tai atsiverimo tau. Ir atlygį teiki nuolat, be perstojo. Daugiau pastangų, daugiau gausiai apipeli atlygių ir dovanomis kiekvieną savąjį vaiką. Ir visą laiką su meile ir tuo pačiu patiriama viduje meilės būsena. Nes tavoji kūrinyje ir sukurta tavosios meilės galia. Garbinu ir šlovinu tave, tokį šaltinį ir centrą, tėvą ir motiną, kuris visą kūrinyje laikai savyje, savajame glėbyje. Ir tu tvirtai laikai kiekvieną, bet ne tiek, kad išgąsdintum, suspausdamas iki skausmo ranką, bet tvirtai, kad kiltų pasitikėjimas, jog tavoji tvirtybė kupina tavosios meilės. Gailestinga. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave gyvojoje kolektyvinėje dvasinėje komunijoje. Joje dalyvauja ir mums nematomi broliai ir sesės dvasioje. Ateis akimirka, kada mes juos išvysime, bet jie stiprina mus iš išorės, kad mes stiprėtume kolektyvinę komuniją, kreipdamiesi į mūsų tėvą ar motiną, kuris taip pat nėra matomas, bet virpesiais pajuntame, atsivėrę širdimi. Garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus pripildai savimi energiniam bangom ir mes galime patirti tave atrastą viduje. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi realus tikras gyvas kiekviename. Ir galima tave atrasti ir patyrimu paliudyti. Tai tikrovė. Nes tu esi tikrovės šaltinis. Iš tavęs paskleistos energijos susiformuoja kūrinyje, kuri yra materiali, bet tavasis dvasios pamatas yra pagrindas visai kūrinyjei. Kiekvienam tavo sūnui ir dukrai. Garbinu ir šlovinu tave šitą gyvąją komuniją, gyvuoju bendravimu su tavimi. Nes trokštų susilieti dar stipriau, panirti į tave dar giliau, kad šitoji dvasinė vienovė būtų manyje stipresnė ir dar stiprėjanti. Ir tai per visą amžinybę, nors žingsnis pradinis yra čia, dar turint materialų apvalkalą, žmogiškai kūną. Bet jau suvokiant ir patiriant, kad esam asmenybės dvasinės, tavo suteiktos kaip amžinoji dovana. Nes tu esi dvasios ir asmenybės šaltinis ir centras. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi kiekvieno tėvas ir motina. Kiekvienas atradęs tave viduje patyrimu ima jausti tavo ir tėvystę, motinystę, ir savąją sūnystę ar dukterystę.
ir tarpusavyje brolystė. To teorinis pojūtis yra, o paversti tai tikrovę, kuri veiktų, reikalingas patyrimas procese, bendradarbiavimas ir bendravimas tarpusavyje. Garbinu ir šlovinu tave, kad tu sumanei evoliucinį augimą, vystimasi, ryškesnį šviesėjimą, geriant tavo gyvąjį vandenį, kandant gyvąją duoną ir ryškėjant tavojo atvaizdu, savojų gyvenimo spindesiu. Garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavosios meilės ir šviesos ir tavo suteikta laisva valia, kurią suliejau su tavaja. Amen. Amžinoji motina, begalinė motina, visapimantį gyvybę aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi kalbėsi šlovės šaltinis į centrą, tu esi meilė, Dievo, grožio, tobulumo, išminties ir ramybės. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, esantį manyje ir kiekviename. Tu esi viduje. Tu pasieki per savąją dvasią, minties derintoje, kiekvieną savo sūnų ar dukrą. Ir ne tik pasieki, bet įeini į vidų. Ir nesvarbu, ar jis žino ar nežino. Visiškai ne taip, kaip Kristus pasiuntė savąją tiesos dvasią, kuri beldžia į širdies duris. Ir tas, kuris atveria, tada tik tai įeina tiesos dvasia į vidų. O tu esi mūsų viduje visą laiką. Tu mus stiprini iš vidaus, apšviesdamas savąją šviesą, meilės gale ir tu pačiu pripildydamas mus savaisiais virpesiais. Tu esi tas, kuris nenugalimas, nes tu, įeidamas į kiekvieną iš mūsų, nepažeidi mūsų laisvos valios, kiekvienam palieki sprendimą, ar jis nori sekti paskui tavoje skleidžiamą šviesą, ar nori ją atstumti. Tu leidi apsispręsti kiekvienam savo vaikui, nes būtent sava valia apsisprendimas yra pats stipriausias, tikriausias ir tuo pačiu kupinas tavojo nuoširdumo ir meilės. Garbinu ir šlovinu tave. Nes tavoji meilės galia, pripildydama kiekvieną tavo atsivėrusi sūnų ar dukrą, apjungia mus tarpusavyje virpesiais, o tu dar papildomai mūsų sieji ir savo dvasia, minties derintojų energinių laukų. Tai yra pati galingiausiai brolystės išraiška, kada pamatas esi tu, dvasia, net dvasios šaltinis. Tu pripildai savimi kūrinyje. Ir bet kuriame kūrinijos kampelyje būnant, mes galime tave gerti kaip gyvąjį vandenį, kasti kaip gyvąją duoną. Ir šitas tavo mums teikiamas troškulio numalšinimas sukelia dar didesnį siekį panirti į tave, susilieti su tavimi stipriau ir tu pačiu patirti dvasinę būseną, kokia yra nuostabi tavoji palaima ir ramybė. Ji neįkainojama materialiais turtais. Tik tai nuoširdžiu atsiverimu gali ją patirti savyje. Negali kitam užsakyti, tik savo. Garbinu ir šlovinu tave, tokį mokytoją ir vedlį. Tu atiduodi mums viską, bet tą viską pasiimti galime tik tai savo asmeninių pastangų dėka. Automatiškai niekas neįteka į vidų, reikia pakelti širdies vožtuvą. Ir tas veiksmas yra mūsų pastangos, kasdienis savo širdies atverimas tau. Garbinu ir šlovinu tave, kuris esi šaltinis ir centras visos kūrinijos energijai. Viskas yra iš tavųjų virpesių, tik tai jie atitinkamai transformuoti į vienokią ar kitokią formą, išraišką, pasireiškimą. Garbinu ir šlovinu tave.
tėvą ar motiną. Tu esi artimiausias, mylimiausias ir labiausiai mylintis kiekvieną ir visumą. Be tavęs meilė neegzistuoja. Mylimas tėve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Garbinu ir šlovinu tave šitoje gyvoje kolektyvinėje dvasinėje komunijoje, šitame gyvame bendravime su tavimi ir tarpusavyje dvasioje. Ir su tais mūsų dvasiniais broliais ir sesėmis, kurių nemato materialus žvilgsnis, kurie dalyvauja šitoje komunijoje, stiprindami mūsų pasireiškimą tavo meilės gale. Garbinu ir šlovinu tave, kuris padovanojai save, suteikdamas mums, kiekvienam, savoje kokybę, suteikdamas per dvasios padovanojimą, asmenybės dovanos amžinąją mums dovana, kuri šiuo metu pažadinta mūsų troškimo būti gyvame ryšyje su tavimi. Ir yra ta būsena, kada joje yra tavieji virpesiai. Patirdami tą tavo dalinamą energinę palaimos būseną, mes juntame, kaip nutolsta materialus problemų gyvenimas ir atsiranda viduje poreikis tos dvasinės, giluminės ramybės ir palaimos, kurią teiki tik tai tu. Garbinu ir šlovinu tave, energijos šaltinį ir centrą, tėvą ir motiną, kuris kiekvieną apglėbęs laikai savajame glėbyje, tarsi būtų vienintelis vaikas visoje kūrinyjoje. Ir šitaip tu laikai kiekvieną ir visą kūrinyją savajame glėbyje, kuriame viešpatauja tavoji meilės galia. Garbinu ir šlovinu tave, patirdamas ir tuo pačiu trokšdamas dar giliau panirti į tave, kad bet koks pasireiškimas veiksmų būtų tavųjų virpesių tėkmėje, kurią teiki tu per savoje dvasią esančią mūsų visų prote. Garbinu ir šlovinu tave, kuris maitini energiją kiekvieną ląstelę ir tuo pačiu myluoji, kad ji veiktų tokiu ritmu, kokį tu sumanėjai šitam evoliuciniam pavydalui, pradiniam materialiam pavydalui, kad jis būtų sveikas, stiprus ir būtų visada parengtas suteikti asmenybei pagalbą gėrio darbais, kad asmenybė trokšta atsiverti tau dar giliau ir būti bendrakūrėja su tavimi gėrio darbais ir panaudoja šitą kūną kaip laikiną priemonę tiems darbams atlikti visumos geroviai. Nes tu būtent mokai mus kurti gerovę visumai. Garbinu ir šlovinu tave, kuris esi visagalis ir kiekvienam prieinamas nuoširdžiu atsiverimu. Tu esi tas, kuris esi patiriamas, neturėdamas savo jo pavydalo ar kūno, neturėdamas jokios išorinės formos, esi patiriamas viduje kiekvienam. Ir tampi tada realesnis už bet kokią realybę, materijos išraišką, kuri yra aplinkoje. Garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavosios meilės ir tavo suteikta laisva galia.